Na, tuo atveju, jeigu pagalbos prašymas susijęs su greitosios medicinos pagalbos poreikiu, būna atvejai, yra prašyti atvejai, kai skambinantysis yra sujungiamas su atitinkama teritorija aptarnaujančia greitosios medicinos pagalbos dispečerinė. Tai jeigu įvykis įvyksta Vilniuje, pavyzdžiui, kažkoks sveikatos sutrikimas, trauma ir žmogus paskambina 112, tai mūsų bendrojo pagalbos centro operatorius įvertinė situaciją ir nustatęs, kad pagalbos reikia kažkokioj vietoj Vilniuje, skambinantį sujungia su Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stoties dispečerinė tarnyba. Mūsų darbuotojai atlieka dvi funkcijas. Tai yra pirmoji grandis, tai yra tie, kurie atsako į pagalbos skambučius ir juos reaguoja. Taip pat yra kita funkcija, kurias atlieka kiti darbuotojai, tai yra priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų operatyvus valdymas. Tai reiškia, kad, sakykime, gavus skambutį apie gaisrą, pirmosios grandies operatorius išsiaiškina situaciją, kur reikia pagalbos ir perduoda informaciją dispečeriui, kuris išsiunčia konkrečius automobilius iš konkrečios priešgaisrinės gelbėjimo komandos į įvykio vietą. Ir toliau komunikuoja su tom pajėgom, kurios gali paprašyti papildomų automobilių, papildomų cisternų vandens, pavyzdžiui, ar kažkokių kopėčių. Taip pat gali atšaukti, jeigu gaunamas papildomas pranešimas, kad vis dėlto vykti nereikia, tai vis dėlto ir taupimas resursų, degalų ir parengties užtikrinimas greitesnis, nes nebereikia nuvykti ir įsitikinti. Jeigu jau žmogus praneša, kad jau nebereikia atvykti, tai tie dispečeriai, jie gali atšaukti jau išsiųstas pajėgas atgal į komandą. Bendrajame pagalbos centre per dieną iš visoje Lietuvoje sulaukiama per 10 000 skambučių. Didžiausią dalį sudaro daugiau negu pusė policijos iškvietimai. Toliau greitosios medicinos pagalbos tarnybos dalis apie 39%, apie 4% sudaro ugniagesių gelbėtojų įvykiai apie gaisrus, gaisrai, gelbėjimo darbai, cheminių incidentų likvidavimas. Na, apie 2% sudaro, kai mes susisiekėm su komunalinėmis tarnybomis, kai, pavyzdžiui, būna kažkokie kliūtis ant kelio, ar ten kokius nors kitoks incidentas, kuris nepriskirtinas nei policijai, nei greitai medicinos pagalbos tarnybai, nei ugniagesiams gelbėtojams. Aišku, nakties metas yra ramesnis, tų skambučių skaičius nėra, sakykime, toks didelis, bet nuo pietų, praktiškai gal sakyčiau nuo ryto, kai žmonės jau pradeda važiuoti į darbą, kai susikaupia transporto priemonių didelis kiekis, kai pradeda, sakykime, mašinos gest, ar tai įvyksta tokios nedidelės avarijas ar didesnės avarijos, tai jau ir prasideda tas pikas, bet turbūt didžiausias pikas yra vakare, jau kai žmonės, ir ypač savaitgaliais, šeštadienį, sekmadienį, kai žmonės atsipalaiduoja, kai švenčia, kai eina linksmintis, ir natūralu, kad kyla konfliktų, dėl kurių paskui sulaukiame skambučių. Tokių kaip melagingų pranešimų mes jų negaunam gal labai daug, bet jie iš esmės tuos, kuriuos gaunam, jie yra labai žalingi, nes melagingų pranešimų skaitome tokį, kai praneša žmogus apie įvykį, tarsi pasako visą situaciją, apibūdina, pasako adresą, pavyzdžiui, kažkokiu adresu gaisras, nuvykus tenais nebūna. Tai tokie pranešimai jie nesudaro didelės dalies. Tačiau jie daro didelę žalą, kadangi bereikalingai įsiunčiamos pajėgos, jos negali vykti galbūt į kitus tikrus įvykius, reaguoti į kitas pavojingas situacijas, bet nemažą dalį sudaro tokie skambučiai, kai žmonės, pavyzdžiui, paskambina ir įžeidinėja operatorius, arba tiesiog komentuoja įvykius, sako nuomonę apie politikus, apie pop kultūros žvaigždės, komentuoja. Na, tokie įvykiai sudaro tikrai nemažą dalį, tokie skambučiai galbūt sudaro tikrai nemažą dalį, ir
tai svarbiausia trukdo ne tik bendrojo pagalbos centro operatorių darbą, bet ir užkerta kelią pagalbą išsikviesti greičiau tiems, kuriems iš tikrųjų reikalinga pagalba.